Sveiki visi. Šiandien mums su Andra ir Jurgita, aš Agnė, yra pirmas kartas, nes lyderių karta filmuoja podcastą ir mes savo podcastuose dalinsimės visais įžvalgomis, greičiausiai patirtimis apie tai, kaip auginti vaikus. Ir kviesiu prisistatyti. Aš pati esu Agnė, esu lyderių kartos vadovė ir socialinė pedagogė. Ir 10 metų dirbu su vaikais, su tėvais ir tėvams padedu būti geriausiais savo pačių versijom, kai yra tėvystėje. O apie vaikus kalbant, tai mūsų įstaiga lyderių karta nori, kad kiekvienas vaikas galėtų būti savimi ir būtų priimtas. Tai Andra? Tai aš esu Andra, aš esu ergoterapeutė ir dirbu su raidos sutrikimų turinčiais vaikais ir stengiuosi padėti, labai palaikau ir tėvus, ir vaikus, ir žodžiu tą aplinką bendrą bandau sukurti tokią, kad būtų saugu visiems. Tai vat. O Jurgita mūsų svečias, bet ir draugas iš Švedijos. Taip, vardas mano Jurgita, aš esu pradėjus savo kaip ir tokią karjerą, ar galima pasakyti, pradinių klasių mokytojos kėdėje, bet labai neilgai, o paskui specpedagogė, socionomė, dabar esu ketoterapeutė, dirbu su vaikais su neuropsichiatrija visokio tipo, greitojoj, su vaikais, kurie nenori gyventi. Vienu žodžiu, visas 25 metų galbūt darbo metus aš vis grįžtu prie vaikų, jų ugdymo ir noriu suprasti labai tą tokį, kaip mes reaguojam į aplinką, kodėl mes reaguojam ir kaip mes galim vieni kitus suprasti ir padėti, kad visiems būtų iš tikrųjų gerai. Tai šiandien mūsų turbūt pagrindinė tema kalbėti apie įtraukti, apie specialiuosius poreikius, apie tam tikras stigmas, apie iššūkius, kur tėvystėje dažnai susiduriam, nes vaikelis gimsta šeimoje ir šeima dažniausiai sprendžia, ką su tais iššūkiais daryti. Ne? Ja. Tai Andra, svarbiausia ir pastebėjimai daugiausiai, kas vyksta, pavyzdžiui, mūsų aplinkoje, kalbant apie tą pačią stigmatizaciją arba tas iššūkius. Tai su kuo labiausiai, man atrodo, mes susidurėm, tai yra tas, kad kažkoks uždelstas pagalbos prašymas. Vat čia mes labai tokį turim, nežinau, kažkokią ar stigmą, kaip tu sakai, ar baimę, ar nemokėjimą paprašyti pagalbos, ar gal kažkokį tai aplinkos kažkokį spaudimą. Tai vat, kai mes susidurėm su šitą puokštę, tai tada gaunasi toksai kaip kamuolys. Vat kaip įsivaizduot, kaip sniego gniūžtė, didėja, ir kai mes jau tada ateinam prašyti pagalbos, tai tada jau būna nebūtinai tik tai ta viena problemėlė. Ar tai gali būti susiję tai, kad jeigu aš žinau arba matau, kad su mano vaiku kažkas vyksta negerai, arba ne tai, kad negerai, bet kad jisai nėra standartas, nes mes labai tėvai bandom lyginti. Arba kažką matau, bet bijau pripažinti. Jo, tai ar gali tai būti susiję, kad aš tada lyg ir nesu labai kokybiškas tėtis arba mama, nes tai mano čia tas vaikas... kaltės. Taip, tas kaltės jausmas. Ir šiaip dar labai svarbu, yra daug tų psichologinių fazių, ar ne, kad mama, tėtis praeina ir tik tai kelintoj toj fazėje ateina, kai yra susitaikymas, tai net jeigu taip atsitinka, kad darželis, mes dažnai girdim, kad kas jūs atsiuntė, tai darželis, ar ne, arba, tai man atrodo, kad čia viskas gerai, bet mama čia kažkaip tai čia prisigalvoja, ar ne, ir tas negerai, ir tas negerai. Tai man atrodo, kad šitoj situacijoje tas kaltės jausmas, tai jisai labai atitolina, labai atitolina pagalbą. Ir kas iš to išeina, tai išeina tas, kad mes kalbamgi apie vaiką. Tai kuo aš daugiau savyje bijosiu, tuo metai auga ir ta pagalba tolyn, ar ne, eina. Nes vaikui realiai niekas nesikeičia, jis gimė toks, jis viską supranta taip, kaip jisai supranta. Mums, suaugusiems, yra kaip Švedijoje, kaip tas modelis yra apskritai, bet tas priėmimas, tas buvimas tarp bendruomenės. Kaip ta aplinka, ar jinai palaikanti?
Šiaip žinokit, manau, norėčiau dar dadėti, kad yra ir kultūros klausimas. Taip, Ir yra, kaip mes vieni kitus vertiname ir ko mes bijom ir mums gėda. kategorijos Taip, kažkokios, ar taip, ne? taip. Ir Mhm. žinių galbūt. Ir aišku, tai atsižvelgiama irgi į kažkokią tai, jeigu pavadinčiau netgi demokratiją, kada mes galim, ir apie ką mes galim pasikalbėti darbo vietoje, kaip mes esam suaugę žmonės, arba kaip mes pasidalinam kažkaip tai, kad mano sūnus kažką ten pasiekė, mano duktė nepasiekė ir mes Taip, sėdim ir galvojam, o taip, taip, mano va, net negali pats taip. pavalgyti be Be Pagalbos. planšetės arba dar pagalbos, kažko jo, tai. jo. Tai čia aš manau, kad aš kaip vis juokauju, kad aš grįžtu laike, manau, kad kiekviena šalis turi savo kelią ir tai turi būti kaip ir labai svarbu, kad kiekvienoj kultūroje ir kiekvienoj toj aplinkoje mes sukuriam tai, kas mums tinka pagal mūsų tą istoriją. Jeigu mes esame žmonės, kurie galbūt yra daug religijos, mes galvojam, kad Dievas mus baudžia arba nebaudžia, arba tai Taip, kažkoks taip. yra Arba čia yra prakeikimas. Dievo rykštė. Taip, taip. Mhm. Tai aišku, mus paveikia taip, kad mes galbūt turėtume kalbėti apie tai bažnyčioj ir kaip prasme, atrodom vienodai, bet elgiamės skirtingai. Tai aš manyčiau, kad, sakykim, Skandinavijoje galbūt yra labiau kultūra, kur mes nenaudojam religijos kaip ta prasme kažkokio tai rodiklio arba kažkokios sistemos, kuri mus vertina arba pagiria arba subara. Tai yra daugiau atvirumo, kad kaip ir mes galim pasikalbėti, kad mano vaikas turi autizmo Tai čia tu kalbė apie spektrą. toleranciją, ar ne? Taip, Tokia. tolerancija. Jinai yra tikrai galbūt toliau nuėjusi arba tai kalbama yra daugiau atviro viešose vietose. Mhm. Tai reiškia, kad žmonėms nusileidžia ta baimė ir kad nesigėdyti, kad mano dabar, sakykime, aš esu kokioj Utenoj gimus ir vat visi mane pažįsta ir mano sūnus turi Taip, autizmą arba Down taip. sindromą arba dar kažką tai. Tai nėra, ta prasme, tos baimės iš tikrųjų yra labai labai nedaug Mhm. šalyse, kur mes turim sugebėjimą pasikalbėti ir vieni kitų Va- nevertinam, ta prasme, kad kažkas, jeigu tu gauni kažkokią tai iššūkį, tai tu jau automatiškai esi, Bet va čia ir mes prastesnis. kalbam apie tai Jo. tada, kodėl žmogus ir tos pagalbos nesikreipia, ar ne? aš manau, kad Nes tai vat yra kažkokia, atsižvelgiama. taip, nes ta tolerancija mūsų tokia, mes visi sakom, Taip. mes tolerantiški, bet vat, kai Iki tam paliečia, tikros ribos. taip, Ir ar kažkokios tai normos, kas yra normalu, aš vis juokauju tas žodis, aš manau, kad aš esu normali. Bet mano brolis įsivaizduoju tikriausiai juoktų sakytųsi, bet, ta prasme, kiekvienas turi, kažkokio tai normalumo. Arba aš vis, kad kaip, Agne, kaip jūs sakot, kad, ta prasme, paklausti, vaikas jisai gimsta su tam tikra, ta prasme, DNA Nu, jisai mato. kokteiliu, ar ne? Taip. Ir jisai tai negali, jis nepasirinko savo tėvų, jis ką gavo, tai reiškia ir tėvai, ir pati mama, aš irgi nepasirinkau, ką aš Taip. gavau. taip, Tai gaunasi kaip kartosi iš kartos ir kad tas paveldimumas dabar jau įrodytas mokslininkų, kad jis yra, tai tas neuropsichiatrijos nervų sistema yra paveldima taip, priklausomai nuo kaip atrodė anksčiau. Tai reiškia, kad galima klausyti kaip ir žuvies, kaip tu jautiesi vandenyje. Ar ne? Nes žuvis neįsivaizduoja, Kaip kaip sausumoje. kitaip jaustis, Jo, kaip tai kaip kitaip, gali tos žuvis atsakyti tą klausimą, taip, kas yra normaliausia būsena būti vandenyje. taip, Ar ne? Tai čia būtų kaip ir toksai vat, aplinkos, reiškia, jeigu aplinka atitinka nervų sistemą, tai kaip ir tų iššūkių nesimato. Bet jeigu mes padėsim žuvį į sausumą, jinai iš karto tikriausiai po kažkiek laiko ir numirs, nes Taip. jai visiškai netitinka aplinka ir ta prasme, ir iš karto matosi, kad jinai negali kvėpuoti. Tai va čia labai geras aspektas yra paliestas apie tai, kad vaikai auga suaugusių aplinkoje. Taip, jie priklausomi. nuo Taip, jų. Taip, ir nuo suaugusių priklauso, nuo suaugusių reakcijų, nuo jų priklauso, kaip toliau vystosi jo gyvenimas ir kokie yra pasiekimai. matai, ir aplinka yra iš vis, ta šeima yra ta pradinė ląstelė, kurioje vaikas atsiduria ir jisai va ten auga. Taip. Nes niekur kitur jisai neauga nei iš pradžių, nei darželėje, nei mokykloje, jisai auga namuose ir ką jisai girdi, Taip. kokią kalbą girdi, ar Taip. ne, su kokiais žaislais jisai žaidžia. Kaip E, jam leidžiama išreikšti, ką jis jaučia, kaip Taip. yra parodoma, Taip, kad kai tau skauda, tada bėga ašaros. Taip, Tai yra informacija tėti ir mamai, Taip. kad
tau vat Taip. skauda, Ir kur tik tu tai paskui nugriuvai. jisai jau Taip, patenka į ugdymo įstaigas taip, kažkokias, nes taip, jau vat ten nuo 2, 3 metų, kada jau ten tėvai taip, nesugalvoja vesti, tai jau, bet jau tada jisai kiek laiko išgyvena. taip, taip. Ir pirmieji metai gimus kūdikiu yra patys svarbiausi. Taip. Nes kai kurie dalykai tiesiog, kaip sakant, nesistimuliuoja, neatsidaro ir jeigu mes nestimuliuojam to kūno su to visa percepcija. Taip. Tai va šitoj vietoj norėčiau grįžti, nes labai dažnai tėvai kalba apie tai, kad ai palauksiu, gal išaugs. Ir šitoj vietoj arba ai jisai mažas nieko nesupranta, nes vystytis gal pradės vėliau. Dabar, o va dabar tu, Jurgita, kalbė apie tai, kad pirmieji, kiek ten sako, 1000 dienų yra 1000 dienų, 3 metai. patys Jo. svarbiausi. Jeigu nėra stimulacijos, atitinkamos stimulacijos ir komunikacijos parodomos, mimikos. O ta ką prasme, reiškia vat stimuliacija, ne? Nu ką reiškia, vat kaip tėvai turėtų stimuliuoti vaiko visą tą... Aš turiu galvoje savireguliacijos aparatą, kurį mes visi su juo esam gimę, bet jisai miega, ta prasme, jį reikia pažadinti. Savireguliacijos aparatas tai yra, kai aš jaučiu kažkokį tai norą atsigerti ir aš turiu iškomunikuoti tą norą, kad mane suprastų ir aš turiu susireguliuoti save, kai aš gaunu vandens atsigerti, ar ne? Tai yra, ta prasme, aš pradedu, ta prasme, kažkokiu tai Rodau būdu. kažką tai, Jo. kad mano poreikį patenkintų. Taip, ir kai jis patenkintų, mano darbas yra nustoti verkti. Ta prasme, aš turiu susireguliuoti save, aš turiu proti, kad, reiškia, vanduo teisingai, ačiū, aš išgeriau ir Taip. 15 minučių Taip. nebenoriu Bet gerti. jeigu tėvai supranta, kad aš noriu gerti ir pradedu verkti ir man duoda mašinytę. Taip. Ir aš toliau verkiu. Tai Taip. tėvų darbas yra suprast, Taip. kad pala, kažkaip čia netaip, Jo. kažką netą padaviau. Jo. Ir taip, ar ne? Ir tada gaunasi tas tokia bendradarbiavimas, kada aš galbūt kažkokiu tai būdu jau arba rodau į vandenį, paskui man, tu nori to, tai yra Taip. naudojama kūno mimika, tai yra šypsena arba antakiai. Ir, ta prasme, viskas, ką mes turim savyje, mes neturim dar kalbos, bet mes naudojam savo kūną, gestus aiškiai, tiksliai, kad vaikas suprastų ir tai gimsta, ta prasme, įsijungia savireguliacija. Skirtumas yra su autizmu, pasakykime, ne? Vaikai neatsako į tą, ta prasme, į tą Tai pačią aš dar čia komunikacijos noriu būdą. įsiterpti, kad va tie 3 gyvenimo metai, kodėl Jo. jie yra labai svarbus. Dėl to, kad mes turim smegenis per 3 gyvenimo metus labai smegenys intensyviai vystosi Taip. ir jos pasižymi neuroplastiškumu. Taip. Tai yra gebėjimu prisitaikyti, priimti informaciją, greitai apdoroti ir ją mokėti pritaikyti. Ar ne? Tai kai aš šitą langą prašoku, man tada aš įsidėmiu informaciją, bet galbūt man sudėtingiau seksis ją pritaikyti. Jo, Ne? reikės Įsidėmėt Taip, galbūt, ar ne? taip. Kažkaip išmokt. Tai va šitie 3 gyvenimo metai, ką labai svarbu atkreipti dėmesį taip pat. Šalia 3 gyvenimo metų tai yra 9 mėnesius, kuomet kūdikis, vaisius buvo pilve. Mhm. Nes tas prenatalinis laikotarpis, Taip. kuris dažnai būna irgi galvojama, kad Taip. ai, tai kaip jau Tai buvo, yra tai buvo. svarbu labai mamos emocinė būsena. Ar jinai buvo strese, ar jinai buvo tokiam švytėjime ir jinai galėjo atsipalaiduoti ir viskas buvo tvarkoj, ar jinai gyveno kažkokiam nepritekliui ir jai reikėjo rūpintis, kaip išgyventi ir kaip dar išmaitinti dar vieną vaiką, ar toksai, tokia ar ne, kaltė, taip. ar jinai dirbo sunku fizinį darbą, ar jinai dirbo sunkiom sąlygom, kur kvėpavo visokiom lakiom, ane, toksiniam Taip, medžiagom. taip. Tai va šitas yra irgi lygiai taip pat labai svarbu. Ar jinai miegojo, ar jinai savimi rūpinosi, ar jai viskas buvo visa ta puokštė, viskas gerai. Ir paskui tik tai ateina tie 3 gyvenimo metai, kur svarbu kalba, kaip Jurgita sakė, jo. ar ne, santykis akis į akį. Taip. Akies kontaktas. Tai Taip. yra žaidimas su vaiku akis į akį. Jo. Kai aš stebiu vaiko akis ir bandau per jas gauti informaciją, nes vaikas stebi mano akis, mano veidą, mano mimikas Taip, ir tada tik tai įsijungia, taip. ar ne, tada Ir tada- knygutės, žaidimai. Prasideda, ta prasme, pažinimas pasaulio aplinkos. Taip. Tada paprastai aš atsimenu pati, kaip aš neatsimenu, šiaip jau man pasako, kad aš ir smėlį, ta prasme, ragaudavau, ta prasme, ir Ir yra vaikai, ir akmenis jo, į burną. dėl to, kad tada, reiškia, reseptoriai, kurie yra odoje, nes yra 5 kanalai, kaip gauti informaciją į smegenims,
Tai yra per akis, per nosį, per burną, per ausis ir per odą. Tada smegenys supranta, kad aha, čia šito nugurk negerai, ta prasme, arba tai šlykštu, tada įsivysto tie jausmai, kad, sakykime, valgyti šuniuko kakutį yra Neskanu. neskanu ir tu tada darai tą tokį, kaip ir smegenys daro tokį mentalizavimo Mokslą. procesą, jo ir supranta, kad reiškia ne vien tik tai šitas kakutis neskanu, visi kakučiai yra neskanus, tai man nereikia jų Ragauti ragauti kitų, ar ne? Bet jeigu mes esame autizmo spektroje, tai mes žinom, kad šitas kakutis šitoj vietoje yra nevalgomas, bet aš nežinau, ar Kitoj kitoj smėliadėžiai. smėliadėžėj Taip. tas kakutis, ta prasme, tai nėra asociacija nedaroma, yra teisinga, ne? Tai reiškia, ta mūsų percepcija turi didžiulę reikšmę vėliau, Taip. nes mes, jeigu suprantam, kad, sakykime, oranžinis maistas, jeigu mano akis percepcija man sako, kad oranžinė spalva yra labai nemaloni, tai vaikas su autizmu, matydamas oranžinę morką, galbūt nevalgys ne dėl to, kad morka yra neskanu, tiesiog Bet kad spalva yra. spalva. Jo. Taip, taip, taip. Ir šito nežinant, mes galim, kaip sakant, bartis ir pyktis su tų vaikų, nes mes, aišku, nesuprantam, kad tai yra oranžinės spalvos priežastis, o ne pačios morkos. Tai padarius, ta prasme, nežinau, morka gali būti geltona, ar ne, arba balta. Gali būti balta, tačiau gal ropė tada. Čia gal ropė. Jo, tai ta prasme, gauti vitaminų ir kažką tai tokio, ko nam reikia, galima tiesiog, alternatyvas ieškoti. Taip, taip, Bet, kad vaikas verkia pamatęs morką, tai tikrai aš manau, kad mes normaliai negalvojam, kad čia... Dėl oranžinės spalvos čia tikrai ne. tikriausiai. Tai būtų labai nenormalu galvoti. Taip. Dėl to mes, kaip sakant, mes esam tėvai, kurie nenorim nieko blogo, mes norim suprasti savo vaiką ir mums yra sunkiau kai kada. Tada tikrai būtų labai gerai pasikalbėti su kokiu nors specialistu, pavyzdžiui, mumis. Kad tiesiog, nes atsakymo nėra labai staigaus, bet reikia stebėti tada. Nes matai, labai nuo to šeimos mes pradėjom ir kai tas vaikelis ateina, taigi mes taip įsivaizduom, kad jis kaip mažas, toks suaugęs. Jo. Taip, Kad iškart jis jam kokį viską valgys, 40. Taip, jisgi viską va taip, bet iš esmės tai yra toks laikas, kai tu stebi ir tu žiūri, nes tie vaikai, kad ir, žiūrėkit, dvynukai, ar ne? Taigi jie abudu vienu kartu buvo pilve, Taip, ar ne? taip. Ir jie visi abu tokie skirtingi. Vienas ten kažkoksai tai aktyvesnis, kitas vangesnis. Vienam tas patinka, Taip. kitam tas. Reiškiasi, labai daug dalykų įtakoja va tuos pomėgius ir va kaip tu sakai, tuos lytėjimus, sensorikas ir taip toliau. Tai va Taip. mūsų darbas tai yra pastebėti, Jo. neperkraut. Ir kai va dar norėjau paminėti apie tą stimulaciją, tai irgi yra labai svarbu neperstimuliuoti. Taip, labai svarbu. Neperstimuliuot. Jo. O ką reiškia neperstimuliuoti? Tai reiškiasi, kad pirmiausia, tai turėtų būti režimas, ar ne? Aiškus, mityba, ar ne, miegas, poilsis. Pagrindinė jo. Jo, visi baziniai Taip. dalykai, ko vaikui reikia, ar ne? Šalia to mes matom, jeigu vaikas gali, ar ne, jeigu jisai yra aktyvus ir jisai pajėgs, mes tada galim į tarpą tą įdėti kažkokį aktyvesnę veiklą, ar ne? Bet reikia nepamiršti, kad jam turėtų būti laiko ir pabuvimui su savim, Taip. laisvam žaidimui. Taip. Bet va šitoj vietoj dabar su technologijų pasauliu ir su technologijomis atėjusiomis į mūsų Taip. šeimas, Taip, nes dažniausiai super suaugusius ateina, taip. yra telefonai, planšetės, televizoriai, šitie Taip. dalykai, kas turbūt irgi prisideda prie didesnio stimuliavimo, nes tikrai galit pastebėti kavinėse, baruose valgo vaikas ir prie jo yra padėtas telefonas. Taip, Tai, taip, taip. tai kaip jūs apie tą valgymą su telefonu? Man tai labai, aš tai jaučiu tokį, labai noriu pasakyti tokį momentą, kad tai yra labai patogus įrankis tėvams. Tėvams, nes kas atsitinka, kai vaikas gauna informaciją ten ekrane, tai jį tiesiog pritraukia, ten magnetas vyksta, keičiasi spalvos, garsai, visokios intonacijos, vaizdai greitai, jisai gauna tuos visus pojūčius į smegenis, ar ne, ir jisai tada ką žiūri, taip išsižiojęs, ar ne, ir tada mamai yra labai patogu maitinti, dėl to, kad dar jeigu jisai yra nevalgus, ar ne, ir jinai tada gali pridėti to maisto tiek, kiek jai atrodo jisai norėtų, bet vaikui kas darosi, tai jisai nejaučia sotumo jausmo, nesiformuoja jokia, pavyzdžiui, valgymo rutina, ar ne?
Nes jam kas formuojasi. Jeigu aš atsisėdu prie maisto, tai man reikia telefono. Jeigu aš atsisėdu ten prie stalo, tai man tada reikia planšetės arba kažkokio kito ekrano, nes kitaip maistas nevyksta. Nu, atsiranda toksai, ne, kažkokia grandinėlė. Tai šitoj vietoj nesidarykim meškos paslaugos dėl to, kad, nu, tai yra O kas, va, tarkim, gali sakyti, nu, mano vaikas kitaip nevalgo, jisai valgo tik tai prie telefono, tai ką aš dabar lakstysiu po visus namus ir jį gaudysiu, nes, nu, kartais, va, Jo, tikrai būna. aš sutinku su Andra iš principo, bet noriu pridėti, kad yra tikriausiai variantų, kada aš norėčiau vis tiek rekomenduoti su specialistų pagalba padaryti tą tokį stebėjimą ir galbūt, nes mes kalbam apie multistimuliaciją. taip. Tai yra, jeigu mes sakykime, turim vaiką, kuris yra nervų sistemoje, yra motorinio neramumo, o ADHD yra toksai, nežinau, kaip lietuviškai, atsiprašau, jeigu neteisingai. ADHD, Jo, aktyvumo. tų dalykų tai yra greitis mąstymo ir greitis judėjimo. Tai aš tokiais atvejais mes netgi galbūt rekomenduotumėm, bet mes rekomenduotumėm kaip sistematiškai ir tam tikrą filmuką, o ne bet ką ir bet kaip. Nes multistimulacija nuramina ir tu gali susifokusuoti su kažkuo tai. Bet vis dėlto maisto atveju aš sutinku su Andra, nes tai yra kita funkcija. Suprasti, kad maistas yra energija ir kaip jį suprasti, jausti tą, stimuliuoti tą alkį ir tą yra iš tikrųjų, nu, prasta idėja, bet aš gerbiu ir suprantu, kad yra tėvų ir aš pati turiu patirties, aš esu mačius daug atvejų, kada iš tikrųjų tas motorinis neramumas yra, jeigu tam tikrais ugdymo fazėmis yra tiesiog neįmanomas išlaikyti, nes ir pačiam vaikui yra labai negerai, tai mes jį tikrai streso, tai aš sutikčiau tikrai kažkokiu tai, sakykime, pietus, vakarienę ar kažkas tai, jeigu yra 5 kartai valgoma, tai kas antrą kartą tiesiog treniruočiau be Bet stimulacijos. čia tuo atveju, kada tai yra kažkoks tai specialusis poreikis, kur reikia. Ir Bet mes, konsultacija su specialistu. jo, Bet ne dėl to, kad man yra patogu. Jo, arba kad tiesiog vieną kartą čia atostogos faina, tiesiog faina. O jūs galite, pavyzdžiui, pasakyti, vat, kodėl tai yra blogai? Tai pirmas, tai jeigu mes nekalbam apie tuos specialius dalykus, Jo. jeigu mes kalbam apie Standartiškai. neurotipinius dalykus, kad man yra patogu, tai pirmas momentas tai yra, aš neugdau tokio dalyko kaip maitinimasis apskritai, ar ne? Aš tada išmetu iš dienos rutinos, nu va tokį va valgymą, ar ne? Ir vaikui tada neformuoju įgūdžio, kas yra vakarienė, kas yra pietus, kad mes susirenkam, va čia yra maistas, mes bendraujam ir taip toliau, ar ne? Kitas momentas, vaikas negauna tokio svarbaus dalyko maitintis pats. Jo. Nu, aišku, yra gal tam paaugę vaikai. Susireguliuoti, žinoti, Taip. kiek ko. Trečias tai Jo. yra alkis ir sotumas. Taip, Ne? sutinku. Taip, kad aš nežinau, kada man yra sotu. Ar gali būti, kad tai gali įtakoti ateityje valgymo sutrikimą? Taip, Aišku, taip. taip, vienareikšmiškai. Anoreksija ir visa kita Ir yra persivalgymas. persivalgymai jo. Taip. Mhm. Ir kitas momentas dar įtakoja visus sensorinius pojūčius burnoje ir apskritai apatinėje veido dalyje. Dėl to, kad jeigu mane va taip maitina, ar ne, tai man visą laiką stimuliuoja, ar ne, ir tai gali irgi iššaukti tam tikrus sensorinius dalykus ateityje valgant. Gal aš turėsiu, nežinau, kažkokį polinkį, tarkim, į hipojautrumą, ar ne, burnos, arba hiperjautrumą, nes man ten nuolat stimuliuodavo, ar ne? Jo, nes turi būti pradžia ir galas. Savireguliacija visą laiką turime omenyje eiti į tualetą, nes aš galėčiau sėdėti tualete, pavyzdžiui, 5 valandas žiūrint televizorių, ar ne? Taip. Ta prasme, tai yra, turi būti, ta prasme, mes yra sudaryti, mūsų dar vis tokie, kaip sakant, kūnas priklauso nuo tokio grįžtamojo ryšio, kada mes galim žinoti, va čia yra pradžia ir pabaiga kažko tai. Taip. Nes mes turim kažką jausti ir paskui kažką tai, kaip sakant, Nutraukti. ir vėl jausti ir tas vat, mūsų pasikeitimas yra mūsų motoras. Jeigu mes jį bandom, ta prasme, išlyginti arba nejausti, nes jeigu aš valgau kas 3 minutes 5 valandas, tai aš tikrai, ta prasme, sutrikdysiu savo tą natūralų ritmą.
kada man reikia pailsėti, kada aš noriu užmigti, ir visas ta sistema susigadina. Ir kūnas, ką jisai daro, jisai vargšelis nesupranta, kas yra, ir jisai bando grįžti į savo motorą. Ta prasme, mes, kaip sakant, aš kartais juokauju, imuninė sistema. Jeigu aš galėčiau sakyti taip, Jurgitos sistema įsijungs rytoj 3 valandą. Mhm. Tai aš negaliu to padaryti, mano kūnas bando grįžti į Taip, savo sistemą ir save apsiginti. Tai tas pats yra su maistu. taip. Kūnas bando suprasti, kada man ateis energijos, kaip man auginti savo ląsteles, kad mano, ta prasme, aš nesusirgčiau ir nenumirčiau. Tai yra tas mūsų primityvus toksai. Tai jeigu mes pradedam žaisti su miegu, su ta prasme, tualetu, su maistu, tai mes padarom temą kūnui, kad darom iš tavęs dabar eksperimentą, žiūrėsim, kiek laiko tu galėsi ištęsti. Aš kad jisai susirgs, Taip. tas kūnas galų gale. Tai mes turėtumėm turėti pagarbą, kad mes iš tikrųjų turim jausti alkį, turim jausti, kad norime eiti į tualetą, turim jausti, kad norime eiti Atsigerti, pamiegoti, pažaisti, kad mes pailsėti. jaustumėm tą skirtumą. Taip. Bet šitoj vietoj kartais tėvai, vat kaip tu ir minėjai, Andra, kad tai gali būti patogumas, nes tiesiog patogu, nes Taip. kitaip nevalgo, man yra ramiau. Arba kelia triukšmą aplinkai, nes Jo. nukalbėjom apie toleranciją, ne? Nu, tai čia nebūtinai apie vaikus, kuriem yra iššūkių tolerancija, tai yra apskritai, nu, pavyzdžiui, restorane sėdim ar ne, kūdikis pravirksta, ar ne? Ir tikrai, pavyzdžiui, jautresni tėvai, tai jie reaguoja ir pradeda tuoj pat, nu, ramint, ar ne, ir tada kiša kažką, tai kad tu baig, taigi mes čia dabar čia sėdim, čia Jo. dabar visi žiūri, ar ne? Tai va čia dar iš šito yra, kad aplinka ta mūsų tokia. Jo. Tai jeigu pas mus kreiptųsi žmonės, ko mes tikimės, tai mūsų pirmas klausimas su Andra būtų, kokia yra funkcija. Jo, Mes taip, taip. nesakytume, oi, kokie jūs esat blogi ir nenormalūs. Mes tiesiog sakytume, kokia turi funkcija, būtent kaip Andra sako. Ar tai Taip. yra baime, kad man gėda, kad aš nesutvarkau su savo vaiku, ar tai yra vaikas, kurio savireguliacija, ta prasme, Taip, neveikia. kur vaikui yra iššūkių, Jo, tiesiog Jo, vaikui kokia yra, yra ne funkcija tėvams, bet jūsų vaikui. pasirinkimo. Ir jeigu tėvai galėtų mums pasidalinti, ta prasme, taip kaip yra, tai mes tikrai rastumėm sistemą. Tai turbūt pagrindinis dalykas ir yra, specialistai juk tam ir yra, kad kreiptis pagalbos ne tada, kai yra blogai, o tada, kai man yra neramu. Kai kyla klausimų. Nes specialistas ir gali atsakyti, kad čia yra normalu, čia yra dabar toks raidos etapas, tai Taip, vyksta taip. Taip, Tai turbūt Jo, gal taip. geriau 10 kartų pasitikrint ir taip, išgirsti, taip. kad viskas gerai, negu ignoruot ir galvot, kad gal kažkaip susitvarkys, gal čia savaime kažkaip išaugs. Jo, ir aš manau, kad yra aspektas, kadangi paprasčiausiai būna 2 suaugę su vaiku, mama ir tėtis, arba mama ar mama, arba kažkaip tai, 2 suaugę, tai jie galbūt nėra dar susitarę ir mato skirtingus dalykus. Tai irgi tai yra vienas aspektas, kuris svarbus, Taip. nes gali būti tiesiog, kad mes nesikreipiam į pagalbą, nes mes nesutinkam kaip Taip, šeimoje. kaip vyras ir žmona, arba ta prasme. Ir tai reiškia, kad tas konfliktas gali, arba, ta prasme, Nepalaikymas vienas kito, arba baimės skirtingos padaro, kad mes, jeigu kreipiamės, tai kreipiamės labai per vėlai, arba kreipiasi tik tai vienas suaugęs, o kitas suaugę klausys, kitas suaugęs sako, aš nematau jokių Taip, problemų. labai dažna situacija čia yra. Čia yra labai dažna Jo. situacija. Arba, jeigu tai čia yra artimoji aplinka, dar gali Taip. būti tolimoji aplinka, seneliai. Nes, tikrai dabar, kaip mes augom ir dabar, kai auga vaikai, yra labai labai skirtingi dalykai, ar ne? Jo. Kai seneliai augo, dar kitokie vaikai. Tai ką, pavyzdžiui, aš girdžiu labai dažnai, kad tėvai išsako, kad jūs čia išlepinot ir dabar turit savo ant galvos, jūs čia auginatės, čia kažkokias nesąmonės daro, čia rėkia, jis nenori eiti pas mane į namus, jis prie manęs nenori eiti, ar ne? Labai dažnai netgi Taip. ne seneliai, o parduotuvėse tetos ir dėdė sako, oi, auklėja. paimsiu šitą vaiką, bet ką. Važiuosi su manim? Jo, Važiuosi su manim dabar? jo, tai. Bet čia, žinokit, nėra automatiškai blogai, nes aš suprantu, kad, ta prasme, ta neuro sistema, ta prasme, jinai neatsirado vakar arba už vakar, bet tai buvo ir toj kartoj, bet ta karta turėjo visą kitokią aplinką, Taip, stimuliaciją. ir dabar jiems sunku Ir visai kitaip, suprast, jo, kas čia jo, vyksta. bet ta Dėl kaip to s- tėvams jo, sunku jo, paaiškinti jo. tiem savo tėvam. Jo, būtent. Ir va Ir toks. tas, aš vis galvoju apie mokyklas ir įtraukos procesas, tai yra
iš tikrųjų keiksmažodis, man atrodo, daugam. Dėl to, kad su ta įtrauka yra jau dirbama, ta prasme, aš atsimenu, aš baigiau, neatsimenu net kuriais metais, man yra 96 gal kokiais ar kiek. Ta prasme, aš apie tai niekas nekalbėjo. Bet aš atsimenu, aš stovėjau prieš klasę ir man kojos linko dėl to, kad aš 3-4 vaikų neturėjau jokio kontakto. Ir aš galvojau, ką man dabar daryti? Ką man dabar daryti, kaip mokyti? Tai prasme, aš kokias instrukcijas duodu arba kažką kojos keliai dreba, manęs, ta prasme, 22 eina į dešinę, o 4 eina į kairę. Ir aš tą pačią instrukciją esu davus. Ir nesupranti, kas Ir vyksta, kodėl, nesuprantu, ar jo. kita kalba. Tai va aš šitą klausimą bandau atsakyti 30 metų leitę, kaip sakant. Ir jisai nėra paprastas atsakyti. Bet aš manau, kad tas toksai, sakykime, kaip jūs sakot, parduotuvėje, ne, tai šalyse, Skandinavijoje tokio dalyko neįvyktų, kas yra blogai. Dėl to, kad Kurio neįvyktų, kad prieitų nei vienas suaugęs? suaugęs žmogus nesakytų, Agne, nu ką tu dabar čia spjaudaisi, susitvarkyk. Bet jeigu man sakytų, tai viskas gerai, bet jeigu mano vaikui, kuris 3-metis, 4-metis tą sako, tai turbūt čia jau nelabai, nes... Yra balansas, bet aš norėčiau vis tiek, kaip sakant, patvirtinti faktą, kad mes turim vieni kitais su pagarba vieni kitus. Su pagarba. Jo, tas jo. labai svarbu. Nes jeigu mes nustojam visiškai, tai, sakykime, Skandinavijoje yra tiesiog tai neįmanomas dalykas, nes tave tikriausiai, policijoje, ta prasme... Tu kabinėsi prie žmonių? Jo, nes yra antras galas lazdos. Kai, ta prasme, yra, kažkas darosi ir labai tiesiog, niekas visiškai nereaguoja, jo. Tai ne dėl to, kad jiems neįdomu, jie tiesiog mano, kad tai yra ne mano reikalas. Prasme, aš manau, kad tu susitvarkysi su savim, aš tavim pasitikiu ir tu esi labai vienas. Tai antras lazdos galas yra, kai, ta prasme, yra vienišumo klausimas. Bet jeigu tu prašytum pagalbos parduotuvėje, tarkim, ten nukrito. Man reikia pagalbos. Jo, ir Gal kažkas... būtų tikriausiai lengviau, jo, bet tu tada turi komunikuoti. Bet jeigu tu esi mama ir tau gėda ir tavo vaikas išmetė viską iš krepšio, tai yra labai sunku pasakyti, padėkit man. Tu tiesiog pasiimi tą vaiką ir išeini, jo, ir jautiesi labai blogai kaip mama. Tai šitoje vietoje mes turbūt ir Lietuvoje turim tą pačią situaciją, kai dažniausiai arba neveda, arba tada jau viską krauna į krepšį, kad tik tai tylėtų tas vaikas ir tikrai labai didžioji dalis tėvų jaučiasi, nes kartais, kai mes dirbam su šeimomis ir matosi, kad mamos, tėčiai, kodėl sakau mamos, nes labai didžiaja dalim mamos būna, tos, nežinau, tie kovotojai, ne, už savo vaiką, ir jos ateina, jau nusiteikusios į kovą, jos visur yra kovos pozicijoje, kad reiks gintis dėl to, kad mano vaikas yra kitoks ir kad jo galbūt nepriims ir ta gynybinė labai stipriai pozicija. Tai šitoje vietoje kartais ir jaučiasi tas to, galbūt, kaip sakai, to bendruomeniškumo, to tokio trūkumas, kada mes tiesiog norim, būti kaip kad niekas nevertintų, nes labai aplinkoje visi vertina gerai, blogai, daro, nedaro, teisingai, neteisingai. Tai turbūt šitoje vietoje galbūt mes turėtume pasilikti savo, bet matyti ir stebėti ir klausti pagarbiai, ar nereikia pagalbos, ar viskas gerai, nevertinant, tai turbūt čia yra labai didelė vertybė. Jo, labai didelė vertybė. Arba prieiti ir sakyti, žiūrėkit, eikit jūs dabar, pasimkite tą vaikelį, išeikit ramiai, aš surinksiu tas prekes. Jo, čia būtų fantastika. Nesinervuokit, viskas čia gerai, ne? Nes mes kaip ir pasakom tada, kad mes galim vieni prie kitų gyventi, mes tiesiog ugdom, mes augam, ta prasme, mes tiesiog bandom. Nes dauguma žiūri kaip ir kažkokį tai galutinį rezultatą. Aš žiūriu į vaiko ir savo pačios ir tą tokį ugdymą, jisai, ta prasme, jisai nesibaigiantis. Niekada. Ir tai nėra, kad, kai bus 3 metai, tai atsiras kažkas kito, bet aš kartais nutyliu ir galvoju, ta prasme, svajonėje. Jo, tai ta prasme, tai ačiū Dievui, kad taip yra, bet iš tikrųjų, jeigu mes turim iššūkių namuose su vaiku, kuris nesisavracijos aparatas ta prasme, neatitinka, kur mintis ir jausmas ir veiksmas, ta prasme, sueina,
arba būna tik tai daug minčių ir jokio veiksmo, arba labai daug veiksmo, jokių minčių, arba, ta prasme, va taip. Tai aišku, kad aš galvoju, kada tas baigsis. Tai tokiu atveju tikrai galėtų žmonės kreiptis pas mus ir tada mes tiesiog pakalbėtumėm apie funkcijas. Ir tiesiog padėtumėm jiem pamatyti, kad labai svarbu, ta prasme, nedaryti, ta prasme, to pačio dėl kažkokio tokio repetityvaus arba pasikartojančio kažkokio tai, kaip ir, nežinau, kaip ir kokios ritualo. O tiesiog sustoti ir paklausti, kokia funkcija, kodėl man norisi Sutvarkyta. jo, vienu. arba, pavyzdžiui, neiti su savo sūnumi į parduotuvę, kodėl man nesinori, kokia tai yra funkcija, Jo. ar man gėda, ar galbūt kažkoks atvejis mane aprėkė, bet tai buvo vieną kartą, kodėl aš nebenoriu daugiau bandyti. Taip. Tai vat motoras yra mūsų žmonių, kad mes, ta prasme, aš tai vis galvoju, kad geriau pabandyti dar kartą ir, ta prasme, Ir bandyti daug kartų, Jo, o nes ne- vaikusgi mokinam bandyti. jo, nes kitaip, ta prasme, galim tiesiog eiti, atsigulti į lovą ir nesikelti daugiau. Bet, Taip, jo, ir dar su ta parduotuvė, tai aš tai visada sakau, kad reikia, jeigu va taip yra, ar ne, kad jeigu yra kažkokių, tai ten va atsiranda iššūkių ir atsiranda, nu va, reikalavimai parduotuvėje, aš noriu to, aš noriu ano, tai aš visada sakau, kad duokit jam tikslą. Ar ne? Taip. Duokit jam tikslą. Turit pirkinių sąrašą, ar ne? Einat ieškoti pieno. Einat kartu ieškoti pieno. Taip. Duokit kitą tikslą. Surask man ten duonos. Suranda tą duoną. Ar šitą Užduotį, tinka, ar jo. šitą netinka, ar ne? Ir tada, Ir jeigu tada jau... jį vertinti. Taip, ir tada sakyti, tu šaunuolis, tu man tiek daug padėjai, išsirink vieną ar šitą, ane? Taip. Ir tai gali būti, nežinau, nu ten neskatinu aš vartoti cukraus, bet ten gali būti, nu kažkoks Sveikas, ne? minimalus apdovanojimas, ar ne? Jo, arba laikas su manim, Arba asmeninis laikas. laikas su manim, kad Taip. eisim abu į kiną, arba Arba eisim duok man pažvejoti. 5, Arba... mes taip greitai šiandien Jo, apsipirkom, jo. ane? Ir mes dar turim laiko dabar va ten suvalgyti ledų, ane? Nu, ar ten va turim laiko kažką tai paveikti, ar ne? Nes tu man tai Jo. padėjai. Tai va Nes tai vat yra pavyzdys savireguliacijos aparato. Aš susireguliavau save, aš radau funkciją, aš radau Taip. tikslą ir mane pagirė ir tai baigėsi. Dabar nauja situacija prasidėjo. Tada aš galiu atsiminti, kad, reiškia, parduotuviai, tada man jau reiktų rasti tikslą, reiškia, aš neinu ten dėl to, kad aš nežinau dėl ko, aš žinau, nes man reikia pieno. Bet čia turbūt galima kalbėti apskritai apie visus vaikus, nes visiems vaikams reikia kažkokio tikslo parduotuviai, kad tai tarp toks kaip ir žaidimas. nu, ir Taip, įtrauk- ir aš vieną labai tokią įdomią reklamą mačiau, užsienio, man atrodo, čia reikalai, bet žodžiu, esmė yra tokia ir ką ten bandė parodyti, kai mes čia biški palėtėm sensoriką. Tai mes, neurotipiniai žmonės, kai einam į parduotuvę, mes einam ir praeinam. Bet ką mes toj parduotuviai, šiaip apskritai, vat, jeigu mes turėtumėm sensorikos kažkokių tai iššūkių ar ne, ką mes ten pamatytumėm ir išgirstumėm. Tai pirmiausiai tai kalbančių žmonės. Taip, Žmonių srautas didelis. taip, Tada šviesos. Taip. Jeigu mes einam Akropoliu, ar ne, šviesos visur skirtingos Taip. žybsi, ar ne? Dar ten neduok dievę kažkur ten sugedo, jinai blyksi. Tada sukasi visos mašinytės ir skleidžia garsus, ar Man ne? jau nuo tavo kalbėjimo jau galva Jo. apsisuko. dabar dar dadėkime kvapus. Kvapus, dar kažkoks, ane, ten Taip. purškėsi kažką, ar Taip. ne? Arba eina labai intensyviai prisikvepinus moteris, ar ne? Arba ten kažkoks ten kažką reklamuoja, ar ne? Jo. Tada ten, pavyzdžiui, prie kasos atsistojom, vyksta kažkokie tai pinigų mainai, kur ten centai byra, ar ne? Vėl toksai dalykas. Ir į Tai tave kiek pasižiūri. tas vaikas gali, Jo. jis turi Jo. sugerti tos informacijos, ją apdorot ir tinkamai ją atliepti. Nu, tai tada pradeda griūt ant žemės ir rėkti. Tada griūna ant nuovargis, žemės, visiškas šaukia. nuovargis, Jo, jo. ir tada vyksta iškrova ir vat tada va tie smerkiantys, ar ne? Jo, Tokie vat. jo. Kalbant apie tuos visus dalykus, ką mes šiandien aptarėm, ane, tai turbūt pirmiausias dalykas yra labai svarbu reakcijos suaugusių, tam tikra struktūra, stebėti ir nebijoti prašyti pagalbos. Nebijoti prašyti pagalbos. Net jeigu ir žinau, kad, nu, gal čia tokia, žinai, gal čia toksai, nu ką aš čia apkrausiu dabar, bet jeigu man kirba kirminas ir jisai kirba, aš nueinu miegot su ta mintim ir atsikeliu su ta mintim, visada geriau pasitikrinti ir sulaukti ten tų specialistų kažkokios reakcijos, atsakymo ir gyventi ramiai. Tai su šita gaida, su šito pirmu kartu, ačiū Jums labai ir kviečiame tikrai
ieškoti pagalbos, nebijoti jos prašyti ir netgi, jeigu ką, kreiptis pas mus į lyderių kartą.